Naujas rytas, šiandien turimės trečiadienis, ne? Trečiadienis, jo. Tai trečia diena. Nuvažiuosim žiūrėti lietaus ir senovinių endeminių miškų, geizerių, ne visai geizeriai, terminių baseinų, natūralių. Vulkaninė veikla gaunasi aktyvi. Važiuosim pavalgyti. Oras buvo apniukęs, bet čia oras keičiasi kas valandą. Tai iš principo planų pagal orą gali nedėlioti, nes realiai nelabai ten ką ir spėsi. Tai išsimiegojom. Pusryčiam buvo ananasas vietinis. Aš nesu ananasų mėgėjas, bet šiaip neblogas, aišku, tas ananasas. Sultis, kitoj saloje augintų bananų su kokosu kažkokiu. Kad dar mes pusryčiavom, vandenį gėrėm dar, nes čia nieko neturim, nei kavos ir galų gale kažkaip ir nebūtinai ta kava taip jau reikalinga, sakyčiau. Absoliučiai nereikalinga. Na, šiaip kava čia gerą duoda, tai skanu iš tikrųjų. Kas patinka, tai supermarketuose valgyt, yra vienas Ponto Delgados centre nedidukas, ten yra karšto maisto marmitai, kur pasiimi. Na, kartą matėt, buvo bulių ir žuvies apkepas, kepta višta. Vištos puselė kainuoja apie 4 eurus. Keptos. Yra dar visokių skanių dalykų, kas mėgsta saldumynus, tai iš viso ten jų nevalgau, tai net gaila. Norėtųsi paragaut. Saldumynų rojus, sakyčiau, viskas šviežia. Tai važiuosim dabar kitą supermarketą išbandysim, ten daug sėdimų vietų buvo, maisto marmitai ir kažkas panašaus į švedišką stalą tiesiog. Ateini, pabadai pirštų arba pasakai, sriuba dienos €7. Na ir kažkur taip, jeigu neimt brangesnių, tai dviesi ten už mažiau kaip 10 eurų gali pavalgyti, žiūrint, kas ką valgo, plus minus. Aš kadangi kažko daugiau ėmiau, man gavosi daugiau. Čia galima medituoti. Ką žmogus ir daro. Čia galima būti su savim, galima pykt, galima nepykt, galima gyvent, galima negyvent, galima būti ėdamam savo tulžies ir pykčio. Taip kad rinktis mum, ką mum daryti, pažiūrėkit, kokie augalai. Čia man primena ne salą, o botanikos sodą iš tikrųjų. Tarkim, ir visa tai yra man nenusakoma žodžiais. Pažiūrėkite, šitas žmogus yra laisvas, jis daro ką nori. Čia, kaip matot, yra nei papartis, nei medis. Toks grinai kaip dinozaurų laikų reikalas. Nelabai suprantu botanikoje. Atvažiavome į endeminį mišką. Bus didelis takas. Yra tokių keistų dalykų, kuriuo aš nebuvau matęs. Mes esame monumente. Lipsim kažkur į ten. Štai tokie tai medžiai, augalai auga. Man jie nematyti. Ir va ta čia ir kokia ta giria, pažiūrėkit. Iš tikrųjų tai tokios kaip džiunglės. Nežinau, ar čia gautųsi, žiūrėkit, ar čia gautųsi eiti pėsčiomis, klausimas. Įdomiai. Tai įdomiai. Čia visų dėmesį pritraukia sulaukėję
Šį turiu vištą su gaidžiu. Geruoliai. Jie čia gyvena savo laimingi. Gražu turbūt. Nerealiai. Randamės mes čia, Kaldera Velha. Eisim maudytis ir tyrinėti mišką. Tas miškas toks. O toks va. Nesvarbu. Tie augalai, kur sakiau, ir čia šitas medis paparčio ir palmės, jis nėra toks didelis, jeigu šiaip palyginti. Nes va ten yra kur kas didesnis. Žiūrėkit, matot? Van. Ir čia grynai kaip dinozaurų parke. Žiūrėkit, rodo, T-Rexas išlys. Aišku, čia keista, nes nesam matę tiek. Pažiūrėkit, koks irgi medelis. Pažiūrėkit, kokia žolė. Koks medžio stiebas. Aišku, vijoklis būtinai prie jo. Toks takas mum eiti. O čia va tokie vaizdai iš tikrųjų gamtos. Man bent jau įspūdinga. Patinka tikrai. Nematyti augalai ir šiaip ne botanikas, bet jie yra nematyti. Pažiūrėkit. Tokia tai augalija, viskas drėgna. Ir viskas man įdomu. Šitas vat palmės visi bando kaip su mašina eiti, čia ne mašina. Žiūrėkit. Nesuprantu žmonių. Visi kaip su kuolu šiknoj lekia, kaip nuogiai į pirtį iš šalčio. Čia nulūžus palmė. Bet nesakykit dinozaurai, aš čia tave nufotkinsiu. Nieko nematydavau, nulėkdavau. Vien pliusų dėjimas, tai. Ir va toks. Šita palmė tokia. Nu, man nerealu yra. Nei papartis. Nei palmė. Ta žalumas. A varlės kurkia ten apačioj. Jos gal tropinės. Aš niekada nebuvau džiunglėse tikruose. Ir dabar aš dinozaurų laikų džiunglės aptikau. Ir man šita augalija, viskas man patinka. Ir net nustoja erzinti žmonės tiem, žinai, bėgantys. Atlėkė, visi lekia. Nežinau, kaip kas ten jiem nutikė, kaip atrodo paskutinį duonos kepalą bėga. Kur jie taip skuba, aš nesuprantu visi gyventi, ne? Aš dalinuosi įspūdžiais, o tai kaip aš jeigu čia viniosiu, kad visi pūkuoti, geri. Tai paklausysim.
koks paukštis vietinis. Ir nebijo jis nieko. Ir šitą, koks čia grožis yra, eiktų savo. Viskas ten gražu. Švirtę medžiai. Na, pagaliau tiem versmės. Šitas upelis iš tų versmių ir bėga. Tas upelis čia ir teka. Va. Čia mes ir maudysimės. Čia mes eisim maudytis. Čia yra versmės, terminės. Van pasideda visi šalia. Ir čia mes mirksim. Būsim laimingi, mirkstantys turistai. A manęs... Jo, va iš kur. Atsisuk, Rugiliuk, papasakok. Sieros kvapas ten. Iš čia kyla karštos versmės ir ten jau pravėsintos eina. Parašyta. Jo. Bowling. 100 laipsnių vanduo. 140. Bet už tai medžiai kaifuoja. Iš viršaus. Va, žiūrėk, ir čia va. Matai? Jo. Na va. Gelmės burbuliuoja. Primena Islandiją. Tropikuose, aišku. Boiling water. Ja, ik heb net zitten kijken. 100 graden. Is dit 100 graden? Ja. Daarom doet het zo. Dus dit water is 100 graden. Žmonės mirksta, džiaugiasi gamtos stebuklų. Mes irgi nusipirkom, pamirksim ten. Mes aplankėm vienus terminius baseinus, turim nusipirkę iki 3 valandos galėsim mirkti. Ten tiršta tai žmonėm. Einam dabar į viršų pasižiūrėti kitus terminius vandenis. Kas čia gero. Aš pirmą kartą gyvenime iš tikrųjų prie terminių įvairių dalykų esu. Niekada to nebuvau matęs. Pažiūrėk, uola kokia. Niekada to nebuvau matęs. Tai man iš tikrųjų kiekvienas žingsnis įspūdingas. Pažiūrėkit. Jūros periodo parkas, uola. Čia tiesiog, na, vargšė Rugilė su mano sustojimais žavesio, bet, nu, ką darysi, taip yra, nu. Man patinka, nerealu viskas, pažiūrėkit. Man yra nenusakoma. Aš visko nepasakysiu, bet kažkas man kitas pasaulis. Aš labiau jaučiuosi, kaip kitoj planetoj būčiau. Šiaip matęs nemažai, bet dar taip nebuvo man. Matęs kažkokių fragmentų. Čia jau negalima užrašyta draudžiama. Čia kur kas gražiau, sako. Žiūrėkit, kaip gražu. Kaip čia viskas gražu. Kaip viskas ypatinga. Čia vat ir užsimaudysim.
Gerit kaip kurkia varlytės, klausykit. Čia yra varlių rojus. Matot mažytės tokios van. Geras čia, ne? Jo, tai dabar bandom patekti kažkaip, sunkiai sekasi. Jo. Bandau kažkaip lipt. Verda. Karštos versmės. Pažiūrėkit, kaip augaliukas įsitaisė savo. Jam niekada šalta nebūna. Jis drėgmės turi. Tai dinozaurai. Tuo ateis. Ateis. Pagaliau karštas vanduo. Čia maišoma su... Meilė, priminsiu, nusipirksiu gumytės. Jo. Karštas vanduo maišoma su šaltu, jau neveikia galva. Su šaltu vandeniu. Iš pradžių degina pilnas sieros, jis toks kaip name pas mane. Tai... Išsigydysim reumatus. Labai geras dalykas yra reumatinis. Tai reumatinis baseinas. Siera, geležis, normalu. Vulkaną. Vulkanas Dofugo. Mes esam vulkane Dofugo. Ir čia, kur mes maudėmės, dabar važiuojam, čia yra to vulkano tik toks, pasakyt, kraštelis. Čia šitas maršrutas. Čia mes maudėmės ir čia yra visas vulkanas. Kiek ten jis užima, aš dabar tiksliai nežinau. Dabar čia jo kaldera ir mes atvažiuosim į čia. Tai jis iki šiol aktyvus, nežiūrint to ežero, nes mes maudėmės jo aktyvume, va būtent šičia. Ja, čia. Ir čia visi kiti grožiai. Aplankykit. Žiūrėkit, debesis krenta. Matai? Ten šaltas oras, čia šiltas. Ir jie šitai perlipo. Ble, tokio grožio nepamačiau. Vesk. Parkavimo aikštelė. Šiaip pasakysiu, jeigu ne turizmo infrastruktūra, tai daugelis vietų čia būtų neįmanoma patekti. Miškas yra tropinis džiunglių nepraeinamas. Niekur čia nepasivaikščiosi. Apart takeliais niekur nesustosi. Ir iš esmės be infrastruktūros nieko mes nematytume. Čia yra ta vieta, kur
sukurta susiekimą vietinių patogumui. Galima mums pasižiūrėti, aš labai pateisinu, nes tikrai nieko nematysim. Ir netoks aš vienas fotografuojantis augaliukus. Va, pilna žmonių čia sustoja, glosto, fotografuoja. Čia tokie jau kalnam būdingi augalai, kurie yra pažįstami kaip viržiai, bet va tokių aš nesu matęs. Mažyčiai gražūs. Ir aišku, čia eina vietiniai augalai, kuriuo aš nežinau. Manau, senoviniai. Ir kažkur kažkas kaip ir matyta, kaip ir ne. Norvegija. Čia yra po kairę pusę yra vulkanas. Būtent ten ežeras tame vulkane. O čia debesys susiformavę nuo drėgmės ir karšto oro virsta per kalną. Ir aš turiu galimybę pabūti debesyse ir jums bent parodyti, kaip tai atrodo. Radau aš ką žemuogę. Va. O čia va yra valgoma buba, kurią žinau iš visų šitų augalų. Atvykom link kalderos ugnikalnio viršūnės. Čia yra tas gražus už nugaros virsmas, kai debesys formuojasi arba tiksliau perlipinėja. Ir eisim žiūrėti. Čia dar kitokia gamta, dar kitai prisitaikiusi yra. Tuo aš viską jums parodysiu. Va, Rugiliuk, matei? Nu, ne aš vienas. Nu, kokie jie yra augalai. Ir čia yra labai šlapia. Va. Čia jie tiesiog sugėrė tą drėgmę. Ir čia šlapumos kalnų nendrelės, pavadinsiu aš jas šitaip. Viskas įdomiai. Viskas centimetras į centimetrą užimta. Ten šustresni jau tai krūmeliai kažkokie. Ir šitas kelias yra padarytas per Keterą. Ketera vulkano, iš čia tekėjo lava, suprantu. Jo, čia vulkano kraštas. Mes dabar einam vulkano kraštu. Kažkur tenais apačioj. Žemai mes maudėmės. Dar žemiau miestas kažkur matosi tolumoj. Ten šviečia saulė, viskas gerai. O čia susidaręs vietinis klimatas. Šitie į viržius panašus yra tokie. Tai aš juos Velse ir panašiuose kalnuose esu matęs. Dar esu Graikijoje. Šiaip yra sodinama. Nežinau kas. Rūpinasi. Va. Tai va viskas ir atrodo. Čia žemė, jo. Tokia kaip molis. Ateinu. Tokie tai augalai sąlygose čiauriuose. Jo, kaip cukranendrės kažkokios, tai mažytės. O pagaliau pristatau. Esu ant ugnikalnio briaunos. Aną pusę rodžiau. Ir štai jums ežerą. Vulkaną ežerą. Jūsų dėmesį. Čia jau reikalai ypatingi. Kaip aš norėčiau pasimaudyti. Yra, van žvėjai. 3 žmonės, matai? Ar ten man akyse, va ten kur tas mėliukas. Va, 2 žvėjai eina, va. 2 matai. Jo. 2 eina. Ir 2 žvėjai eina, pažvėjoja. Aš matau ten žmonės, reiškia, ten kažkur galima patekti.
dabar supratau, kodėl žuvėtros čia ežeras pavadino. O čia ta kita pusė, kaip sakiau, yra mašinos apžvalga ir mes ant kraštelio. Ir žmonės ten ateina, o mes šičia. Čia žvėrėlis skaitosi, ne? Čia vulkano krateris. Vulkano krateris. Bet vidai tai vanduo. Labai tirštumos. Čia jau tirštuma tokia, kad nieko nesimato. Antru bėgiu važiuoju ir dar tenka pristabdyti. Stengiuosi kuo rečiau pristabdyti, nes kitaip stabdžiai užkaistų, būtų bėdų. Tikiuosi jos gerai vedina. Čia aišku, ačiū Dievui, nėra karšta. Bet principe viskas. Mes baiginėjom debesį, leidžiame žemyn. Vat ir visa epocha debesies. Tokie posūkiai. Čia 10 km per valandą greičiu pavažiuoti gali. Yra dar tų debesų. Nu dar yra, jo. Kalnas dengia. Samanos vis. In 300 meters at the roundabout, Ir čia continue mūsų straight. supermarketas, kur mes pietausim. Man patinka, kad supermarketai maitina. Pas mus irgi maitina visai gerai supermarketai iki... Mūsų gerasis centras, kuriame mes valgysim. Eisim ten, pavalgysim, apsipirksim, rekomenduoju šitą prekybą. Čia mes ir eisim valgyti. Čia didžiulis prekybcentris, o mes vat būtent čia valgysim. Sriuba. Taip, susidėsim viską, ką mes valgysim. Maisto nusimato nemažai. Jo, Žuvies apkė. aš va tą žuvies apkę pavalgysiu, man nerealu. Čia toks didžiulis, visko rasit. Ko tik tai norit. Čia dar, pažiūrėkit. Čia šilti? Aš daržovių noriu. Va. Jo, Kaip pasakysim, kad daržovių. jo. Štai yra, čia šilta viskas. Va. Klausykit, kiek čia visko daug. Šilti, šalti. Aš daržovių noriu. Vietų privalgyti. Kokia džiaugsmas, koks pasirinkimas. Ir ryžių norėsiu. Iki apsikakojimo. Aišku, nežinau tiksliai kas, bet bus įmama kainos, pažiūrėkit. Už kilogramą, už tą. Šiaip pigiai. Pažiūrėkit, kokios kainos. Šitą porciją kainavo 6 eurus. Palaukit, tai parodyk man. Čia yra krūva filė žuvies ir bulvės. Šičia. Čia yra jautiena. Aš įtariu, kainuoja šitiek daug. Ir čia yra daržovės ir ryžiai. Tai va. Čia mums bus pietus ir vakaras. Nu, dabar gausim iš to, ką turim. Čia, kur matėt, yra lėkštė su ryžiais ir mėsytė. Ryžiai birus. Mėsa skani. Vietinis pomidoras. Skanus neparduotuvinis. Salotė vietinė skani. Neskani. Skani. Nori salotų pomidorų? Man va, daržovės viskas nereiks. Mes viską labai daug paėmėm, nes čia bus ne tik pietus, jeigu suskaičiuoti 6. Reikia pažiūrėti, bet iš tikrųjų dar sriubos neėmėm. Čia tunas, čia gal tunas. Restoranėlį pigiau gavosi. Tas pats. Nu, bet pažiūrėk, maisto kiekis koks. Čia mums 2 kartam valgyti.
Iš tikrųjų, prekybos centre iš marmytų karštų paimt maistą, pavalgyti galima taip 4-6 eurai. Dar galima desertų kavos, na iš esmės tikrai nėra brangu. Ir skanu. Pavalgėm. Antram patiekalui už 6 eurus tą kur rodžiau salotas. Ten buvo mėsa su jūros gerybėm. Ne gerybėm, tūnų. Nes aš žiūriu, tai aš žuvies gaunu, tai mėsos skonį. Iš pradžio aš nesupratau. Pasirodo ten su tūno gabaliukais mėsa. Šiaip man visada buvo keista žuvies ir mėsos derinys. Arba, pavyzdžiui, bulvių apkepas su žuvim vietoj mėsos. Bet iš tikrųjų tai man labai patiko. Čia gal 2 kavos kainavo eurą šiam, 8 centų. Gali gyventi atspūtęs. Nieks čia nebaisu. Azoruose aš kažkodėl galvojau, kad čia viskas atvežta bus, viskas brangu. Ne. Daug ką augina, žalia. Stebina, ant kiek viskas žalia. Neįtikėtinai. Kiek čia visko jie turi, kiek užsiaugina, dar kiek čia visko neišragauta. Nuo bananų į bulvių, viską jie turi. Net ananasus, nuo kurių man dantis pasidarė jautrus ir dabar buvo sunku valgyti. Tai kas liečia, mes išleidom apie 200 eurus, bet aš turiu vakarienę dar vyrišką, 350 gramų, išsiverčiau su vertėju, tai jautieną troškintą vynę. Paragau labai skanu ir bulvių skiltelės, jos bus skanu ir atšalę. Iš principo, tai man vakarienė, nes Rugilė kito maisto gerbėja, tai man vakarienė kainuos 7 eurai, jo, bet 300 gramų mėsos. Ką, žinau, reikia valgyti. Jeigu tuščiu skrandžiu kur važiuosi, tai koks džiaugsmas, reikia pavalgyti. Gerai, tada važiuoti viską pamatyti. Man atrodo, emocijos kitaip. Nėra nei zlastės, nei pykčio, nieka. Gera tik pasidaro. Tai yra 2 būdai, kad gera būtų arba pavalgyti skaniai, kavos atsigerti ar kito gėrimo, ryte mes pusryčiavom kaip ananasas ir vietinių bananų kažkoks gėrimas. Dabar pietus. Turim vakarienę, tai va, reikia 2 dalykų. Arba gero vyno ar kažko panašaus įkalį ir gera tau. Gražu viskas. Arba pavalgai. Arba tas ir tas. Dar geriau tiesiog nuotaiką tokią turėti, kad viskas būtų gražu ir gera, kaip bebūtų. Man atrodo geriausiai tiesiog nusiteikimą, kad tiesiog viskas faina, kas bevyksta. Iš kalnų jau miesteliu, senamiesčiu. Jo, čia senamiestis. Nežinau, kokiai miestelį. Čia kažkoks miestelis prie Pontos Zelgados. Tai... Gražus va paminklas, senovinis, graži architektūra, tvarkingas, pažiūrėk, koks jis tvarkingas, švarus. Nerealus. Nerealus grožio miestelis, pažiūrėk, balti namai, visi švarus, gražus. Tikrai. Nu ką, atvažiavome į tipinį uostamiestį kaimelį. Ten kažkas gaudo, o čia yra terasos maudyklės. Nes iš tikrųjų čia bėda yra, namas labai gražus, iš tikrųjų bėda. Tuoj atsisuksiu su maudymu. Tas senovinis, va jis man ir gražiausias, va tas senovinis yra. Nu, čia maudyklė. Nes iš tikrųjų sunku čia rasti, kur maudytis. Atlantas vis dėlto ne Viduržemio jūra. Ir aš sakyčiau,
gan pavojinga. Aš asmeniškai esu skendęs jame ir žinau, kas tai yra. Namai turi įvairių savo vardų ir dar namai turi personalizuotų įvairių religinių atributų. O štai senasis nameliukas. Pažiūriu, kaip gyveno žmonės seniau. Namas kuklus, vos. Vietiniai gyveno mažuose nameliuose, kaip matau. Čia toks sodas, mažas namukas, kažką augino. Na ir šitaip žmonės kukliai savo gyveno. Man patinka tos agavos. Ir van ir tašiukai nupūsti. Iš tų agavų galima būtų taurų gėrimą pasigaminti, jeigu mokėtum, pavyzdžiui, tekilos skonio. Ir va čia skardis, būkit atsargus, nevaikščiokit tokiam velėnom, pažiūrėt, kas apačioj. Prasmekt galit labai lengvai ir visur elkitės atsargiai. Panašiai, kaip sakau, va taip vietiniai gyvena. Kuklus namukai, šuniukas, tikra autentika. Senovinis namas. Faina šiaip. Visko užtenka. Apleistas namelis. Man patinka paanalizuoti, kaipgi jie gyveno. Agi štai, kažką pasisodini, ten dujos, kažkoks skladukas susidėt, kaminas, kažkokie kambariukai. Visur telpi, visur gerai, savo namą, figmedis nuvytas. Kuklu, turtingas tas, kam užtenka to, ką turi, sako žmonės. Ir šitam kaimukė yra vieša maudynių vieta. Aišku, čia dūksta jaunimas pagrinde, visko pridaryta, vaiškę gali nušokti, gali į vandenyną, gali olom laipioti, jeigu čia pasižiūrėti visur. Na, ta prasme, kad galėtum kaip po saugiai dūkt vandenį. Iš tikrųjų srovės kažkaip prafiltruotas, kažko ypatingo nėra, bet šiaip bent jau patekimas į vandenį yra, sakyčiau, saugus, nes su Atlantu